Prieš pradėdamas programą jaučiausi daugiau plaukiantis pasroviui ir labai įtakojamas išorinių veiksnių. Niekada gyvenime neturėjau aiškios savo gyvenimo vizijos, savo ateities vizijos. Turėjau daug streso, nerimo ir netgi fizinio neigiamo poveikio savo kūnui. Supratau, kad taip toliau gyventi nenoriu. Ko aš išmokau mokymų metu, visų pirma, šiuo metu tikrai turiu visiškai aiškę savo ateities viziją 10-mečiui į priekį ir nebijau užsibriežti to, kas kažkada atrodė visiškai neįgyvendinama. Išmokau kokybiškai ir efektyviai planuoti savo veiklą ir veiklas, atviriau bendrauti ir iš tikrųjų supratau, kas yra atsakomybė, kaip ją prisiimti ir kaip gyvenime daryti tos pokyčius, kurie man yra svarbus. Pirmiausia, įsivardinau objektyviai klaidas savo padarytas, atitinkamai atėjo atsipalaidavimas, atvirumas. Jaučiu, kad geriau save pažįstu, save priimu, geriau save suprantu ir man yra daug paprasčiau būti savimi kitų žmonių būryje. Jaučiuosi daug ramesnis, daug labiau suprantantis savo jausmus ir emocijas, dar geriau išnaudojęs savo potencialą, savo galimybės ir iš tikrųjų išspaudžiau geriausią savo versiją šiuo metu. Giedrė visų pirma yra labai patikimas pakeleivis, atviras, mielas, šiltas žmogus. Man labai patiko, kad trenerė iš tikrųjų davė laiko ir erdvės susivokti pačiai, atsakyti į tam tikrus klausimus arba susiformuluoti tam tikrus tikslus ir uždavinius savo pačiai. Ir uždavė labai daug tikslių klausimų, kurie privertė ne tik tai susimastyti, bet ir imtis sprendimų. Tai yra atlikti veiksmą. Tai yra žmogus, kuriuo aš absoliučiai pasitikėjau visus šiuos metus ir išeinu iš programos su labai šiltais jausmais apie ją ir tikrai visiems rekomenduoju šitą trenerį. Šią programą rekomenduočiau tiem, kurie ieško savęs, kurie iš tikrųjų turi tikėjimo savimi ir kuriems tai trūksta įrankių. Ką daryti ir ką daryti net, kai nesinori daryti. Rekomenduočiau visiems asmenims, kurie nori kokybės tiek savo gyvenime, nori kokybės veikloje. Kurie nori pokyčio, nori kitokio gyvenimo, bet nežino, kaip tiksliai to pasiekti. Programa buvo man lyg pavasarinis tvarkymasis, tik tai ne namų, o savo vidinės asmenybės. Tokia netgi higiena, sakyčiau, asmenybės, kuri reikalinga kiekvienam iš mūsų. Didžiuojasi visą šitą grupę. Ne vienam buvo iššūkis dalyvauti čia, žmonės atėjo su daug nerimo, su daug perdegimo, su daug toksinių santykių, su žema atsakomybė, žema savivertė ir visus šitus klausimus jiems pavyko išspręsti. Šiandien jie džiaugiasi, jie išeina su daug daugiau ramybės, su daug daugiau atsakytų klausimų, su didelė atsakomybė pirmiausiai prieš save, prieš kitus ir jaučia didelę vertę iš šitos Da Vinci 365 architektus programos.